Sveiki. Taigi, aš galvoju, šitas video būtų gerai gruodžio pabaigoje, prieš visiems nustatant tikslus. Dėl to, kad realiai viskas ir prasidėjo kažkada gruodžio mėnesį, kai kažkaip po eilinio sveikatos patikrinimo supratau, kad pas mane kraujyje cukraus kiekis kažkoks tenai, iš jo galima būtų gaminti saldainius. Ir svoris buvo mano 94, kažkur tai 93, pusė gal. Ir jo, buvo pats laikas, galvoju, reikia numesti keletą kilogramų. Tai va, realiai 8 mėnesiai po to tikslo siekimo pradžios minus 16 kilogramų. Ir iš principo aš to neplanavau, bet mano tokia buvo idėja. Laikas pabandyti kokią nors sveikesnę dietą ir susitvarkyti kalorijų, tą visą kiekį, sportuoti gal kažkiek. Bet, iš mano patirties, vaikščiojau iš tą sporto klubą. Prieš metus vaikščiojau per visą šaltąjį sezoną impulsą. 2-3 kartai per savaitę, kažkoks sportavimas, takelis, plaukimas baseine. Ir tas svoris, jeigu taip apie svorį, gal kažkas pasikeitė, 3-4 kg gal minus. Bet kodėl aš pasirinkau keto dietą? Ir kas ta keto dieta? Čia iš tikrųjų informacija ir mano giminaičiams, kurie kreivai žiūri vieną akį merkdami į tą Mindaugą, kai jis toksai kietas pasidarė ir kūdas, liesas. Ir draugams, kurie klausinėja, ir šiaip internete yra daug informacijos ir iš principo dietos yra nesąmonė. Ir kodėl taip yra? Todėl, kad, ne tai dietos, pasakysiu kitaip, žodis dieta yra nesąmonė. Nes iš principo, tu, ką valgai, tai yra tavo dieta. Tu laikaisi tos dietos. Dabar standartinis maistas, ką mes valgom, angliavandeniais pagrįstas, atsikeli ryte, sumuštinis, su balta duona arba avižiniai dribsniai, sveiki tipo, suogienė arba kažkas kito, pusryčiam makarai, cepelinai, bulvės, kažkas ten dar, vakarienė vėl blineliai, galbūt bulviniai blynai, gal šiaip blynai. Ir tai yra dieta. Amerikiečiai tai vadina Standard American Diet, tai reiškia SAD, S-A-D, SAD diet, kitaip išvertus tokia kalba, liūdna dieta, dėl to, kad iš principo, kas tom dietom yra, kur čia man prie Seimo pritupt kur nors, kad pakalbėčiau geriau. Tai vienu žodžiu, esmė yra tame, kad angliavandeniai iš tikrųjų yra labai greitai įsisavinama energija. Tai reiškia, kas su jais gerai, tai reiškia, tai yra gerai, kad tai yra energija, kad tai yra normalus maistas žmogui. Bet problema yra ta, kad greitai jinai yra įsisavinama. Tai reiškia, jūs įkalat to maisto, jūs pavalgot, pas jūs iš karto angliavandenis įsisavinamas jūsų organizmą, jis įgauna didelį šuolį energijos trumpam laikui. Tai kas dar atsitinka? Per didelis angliavandenių kiekis, organizmas jį puikiai reguliuoja, išskiria insuliną. Insulinas kala, daro tvarką ir perteklinė energija, kuri nesunaudojama, kas su ja vyksta? Jinai konvertuojama į riebaliuką. Riebaliukas pas jūs guli ant pilvo. Jeigu dabar jūs įsirengtumėte, pasižiūrėtumėte save prieš veidrodį, tai dažnas lietuvis labai džiaugiasi tuo, ką mato veidrodyje. Tai prieš metus, prieš 8 mėnesius, aš žiūrėjau veidrodį, buvau vargę
kada aš atrodžiau normaliai, kad man nereikėtų įtraukinėti pilvą, kuris iš tikrųjų ir nelabai įsitraukinėja, jau reiškia, kai tu įtrauki pilvą iš visų jėgų kiek gali ir jisai vis dar yra išsikišęs. Tai va, tokia plaminoga situacija. Va, tai va, riebaliukas. Toliau, kai laikaisi žmonės, kurie laikosi keto dietos. Kas yra keto dieta? Keto dieta tai yra labiau medicininė dieta ir jinai atsiradusi iš to, kad iš tikrųjų jinai buvo išrasta žmonėms padėti sergantiems, jei neklystų, epilepsiją, bet po to buvo pastebėti daugybę kitų naudingų poveikio tų aspektų, tai jinai buvo adaptuota kitiems atvejams. Kur mes esam? Kur prisėjimą vis dar. Taigi, kas ta keto dieta? Reiškia, esmė jos yra tai, kad žmogus atsisako angliavandenių. Ir aš esu girdėjęs čia tokių atsiliepimų, kad girdėjau keto dietą, tai čia labai blogai organizmui, čia labai sunku, labai nesveika. Tai visi tai yra nesąmonė. Keto dieta yra nesveika tam tikram procentui žmonių, kurie neįsisavina tam tikrų lipidų junginių normaliai organizme. Bet tai čia mediciniškai tiesiog pabandai ir matai. Jeigu tau blogai labai, tai tiesiog nesilaikai tos dietos. Arba laikaisi kažkokio tarpinio varianto. Tai va, kas yra su keto dieta, reiškia? Žmogus organizmas gali įsisavinti puikiai angliavandenius, bet taip pat jisai gali įsisavinti kitą šaltinį. Ir kai jos Biblijoje skaitom, pavyzdžiui, tie judėjai, kaip pas jos buvo turto metas ir kaip aprašoma ta gausa, dažnai rašoma, kad riebalai, aptekę riebalų perteklius ten visoks. Nes riebi mėsa tai visaka buvo to tokio pertekliaus simbolis. Ir žmogus puikiai gali įsisavinti energiją iš angliavandenių, taip pat jisai gali puikiai įsisavinti energiją iš riebalų. Ir pas mus riebalai reiškia, tai jeigu žmogus valgo riebiai, tai reiškia jisai suserga širdies liga. Arba dar blogiau, pas mus manoma, kad jeigu žmogus valgo riebiai, tai jis tampa storas ir riebus. Ir čia dar viena yra klaida ir čia labai ilga istorija. Iš tikrųjų, iš kur ta klaidinga mąstysena atsirado. Bet iš tikrųjų, žmogus tampa riebus ir storas tada, kada jis valgo saldžiai. Kada jis valgo miltus, miltinius, bulves, ryžius dideliais kiekiais, kas viršyje jo sąnaudas energijos. Jeigu jūs puikiai sportuojate, jums tai visiškai okei. Ir žmogus, kuris sėdi visą dieną, tai jisai riebaliuką kaupia ne iš to, kad jisai valgo mėsą, iš to, kad jisai valgo miltinius. Taigi va, tai ketogeninės dietos esmė yra ta, kad jūs nevalgote angliavandenių, reiškia, jūs atsisakote bulkų, duonų, sausainių, blynų, viską, kas su miltais. Reiškia, miltai išbraukėt. Tada jūs atsisakot ryžių, tai reiškia miltiniai, taip pat krakmolingos daržovės, bulvės, saldžios bulvės, batatai, dar kažkas. Galit pasiskaityti, žodžiu, atsisakote jų, ką jūs valgot, reiškia, tai atrodo, oi, vargėtų, ką valgyti. Ir iš tikrųjų valgot labai skaniai. Realiai. Aš galiu valgot mėsą, bet organizmui reikia šiek tiek angliavandenių, tai paliekat kažkur galbūt savo dietoje daržovės šviežias, per kurias gaunate angliavandenius, salotas, visą kitą. Dabar žmonės sako, kad smegenims reikalingi angliavandeniai, iš jų gaunama energija, visą kitą. Jo, ir žmogaus organizmas puikiai pasigamina angliavandenius, jam reikiamus iš proteino. Vadinama ta kažkokia tai
kažkokia tai genezė, aš neprisimenu iš tikrųjų, aš tiek prisiskaitęs esu, bet man jau ta informacija per vieną ausį įeina, per kitą išeina. Vien žodžiu, kiek jums reikia angliavandenių, jūsų organizmas tik ir pasigamins konvertuodamas iš proteino. Proteinas tai yra liesa mėsa iš jos. Vištienos, krūtinėlės ir štai kiti dalykai. Taip, todėl nenuskursite nuo angliavandenių pertekliaus. Ir iš tikrųjų, kai aš pradėjau nuo sausio 1 šiemet laikytis tos keto dietos, kas buvo, man kažkur 10 dienų skaudėjo galvą. Ir man buvo toksai kažkoks pachmielo, kažkoks jausmas, prislėgimas, toksai blogas miegas, netgi kažkoks virpuliai raumenų jautėsi, kažkoks energijos, tos narkomanijos abstinencija kažkokia. Tai buvo 10 dienų, gal mažiau, ir po to pykšt viskas persijungė ir pradėjau labai puikiai ir žvaliai gerai jaustis. Tai iš tikrųjų per pirmą mėnesį tos dietos galbūt 4 kilogramai nukrito. Ir po to po 2-3 kilogramus, 3 netgi į mėnesį. Ir aš net beveik nesportavau, bet plaukiau baseine ir tingiai vaikščiojau ant takelio žiūrėdamas YouTube'o. Tai man aš vos suparkaituodavau, tiesiog dėl judrumo, nes žiemą kur ten judėsi, kai sniegas yra slidu visur. Vėliau prisijungė prie manęs Alina. Tai irgi 3 mėnesiai minus 10 kg, kažkas tokio. Ir po to įdomiausia, kad tos dietos laikaisi kažkur numetus 10 kg, po to kiti kilogramai pradeda po truputį mažiau, lėčiau krist, sakau, pusę metai, 15 kg, 20 gali atsisveikinti. Ir tos vargia, ką valgyti, nueini į parduotuvę, ką pirkti, nueini į restoraną, ką valgyti. Ir kiekvienas, vadinamas laikyti tos dietos, iš tikrųjų patiria tokį biškį kažkokį tai kultūrinį, kulinarinį šoką, nes ką valgyti. Bet iš principo, ką mes valgom? Mes laikomės dar tos dietos, dabar mes, aišku, praėjo ten virš pusės metų, galima atlaisvinti dirželius. Ir aš jau, kaip sakant, aš nesilaikau tos griežtos keto, aš laikausi tos 80/20 taisyklės, reiškia 80% laiko aš laikausi dietos, 20% ne. Tai reiškia, aš noriu, galiu suvalgyti porciją ledų, bet darau tai kartą per 2 savaitės. Ir dažniausiai nesu patenkintas. Aš kartais jau suvalgau ten tako blyną, į prisidės farsą. Aš tai tako blyno nevalgydavau 8 mėnesius. Bet iš principo aš laikausi iš principo kaip bazinės tos ketogeninės dietos. Taip pat pasakysiu vėliau, ką mes valgom, bet dar norėjau, svarbu nepamiršti, tik kodėl jinai ketogeninė, kas tie ketonai, pilnas internetas informacijos. Vienu žodžiu, kai organizmas nebegauna angliavandenių, jisai pradeda iš riebalų gaminti tos vadinamus ketonus, tai yra vėlgi molekulės kažkokios struktūrinės, kurios perneša energiją į žmogaus organus. Ir jie gali gauti tą energiją iš tų lipidų, iš tų ketonų, arba gali gauti iš angliavandenių. Vienas dalykas, kodėl krenta svoris iš pradžių labai greitai, dėl to, kad angliavandeniai išnešiojami po kraują. Kaip žinom, energija patenka į organus pas mus per kraują. Prie jų ten prilimpa kelios vandens molekulės. Tai kai jūs atsisakote angliavandenių, organizmas išsilaisvina nuo perteklinio vandens, kurio nebereikia. Nes ketonams išnešioti mažiau reikalinga to viso dalyko. Ir jūs tiesiog tampate mažiau reiklus vandeniui, mažiau troškina, mažiau norite gerti ir jūs per pirmą gal mėnesį ar 2 jūs numetat porą kokių kilų, galbūt vien dėl to, kad jūs tiesiog vandens mažiau turite kraujyje. Tai dėl to iš pradžių pradėjus laikytis keto dietos yra labai toks teigiamas šuolis. Tik kai pradėjau, praėjo kelios savaitės, bum, -3 kilai, žinai.
arba, žinai, pirmas mėnuo, -4 ir per pirmą mėnesį ar 2, žinai. O po to, aišku, stabilizuojasi ir tas svoris po truputį krenta. Ir sakau, aš svėriau 93, aš svariu 86. Nu, priklausomai dar kaip ryte, kartais mažiau parodo, kartais daugiau. Priklauso, ką valgiau. Praeitą kartą pasiekti tokį rezultatą man pavyko, kai aš vienus metus buvau bedarbis, pas mus gimė Matiejus ir aš turėjau daug labai laiko, ieškojau darbo, bet taip pat buvo daug laisvo laiko ir aš vaikščiodavau kiekvieną dieną, aš nueidavau po 10-12 km, stengdamasis labai daug išnaudoti energijos. Bet aš valgiau viską standartiškai, man tada tas svoris krito dėl didelio fizinio krūvio, tai reiškia, aš pusę dienos leisdavau paspirtukas, vaikščiojimas, Vingio parkas, visą kitą. Tai buvo intensyvus sportavimas. Aišku, ir vėliau, kai aš nustojau sportuoti, man tas svoris sugrįžo per pusę metų, mažiau netgi. Tai va. O dabar pasiekiau tą patį rezultatą, labai lengvai sportuodamas, netgi nesportuodamas aš būčiau jį pasiekęs, tą svorio metimą. Taigi, realiai didysis tas svorio kritimas įvyko per 3 mėnesius pirmus, po to kitus 3 mėnesius po truputį dar keli kilogramai. Ir dabar aš ką valgau, kiek valgau, pas mane stabiliai 76. Aš galiu prisiėti šašliko iki blogumo ir, kaip sakant, tarp mūsų kalbant, ką suvalgai, tą ir iškakoji. Tai tas organizmas moka atsikratyti perteklinės tos masės maisto ir energijos, bet kadangi pas tave nėra perteklinio energijos to nešėjo, tai ir nekaupia ir riebalą nieko. Taigi, kaip sakiau, ką valgau. Atsikeliam ryte, dažniausiai ką mes valgom. Mes nenaudojam cukrus, reiškia, mes naudojam saldiklius. Dabar saldiklių galite nusipirkti labai puikių ir nėra taip viskas blogai. Reiškia, žmonės juos kritikuoja, bet lyginant su cukrum, tai yra, reiškia, čia vienas blogis keičiamas į kitą blogį. Galit nevartoti saldiklių, jei nenorit. Yra puikus, iš tikrųjų, sakyčiau, saugus saldiklis Rimi galit nusipirkti sveiko maisto skyriuje. Eritritolis. Jis yra mažiau saldus negu cukrus, tai vietoj 1 šaukštelio cukrus jūs dedat 3 šaukštelius galbūt to eritritolio ir jis toksai lengvai galbūt mėtinis, jeigu jį palaižyti, toksai šaldo liežuvį, toks įdomus. Yra ksilitolis, ksilitolis yra puikiai veikia burnos ertmę, antibakterinis ir jisai panašiai kaip 1:1 su cukrum turbūt jo milteliai. Dar yra toks dalykas aliuliozė, kurio Lietuvoje nenusipirksite, čia reikia iš iHerb pirkti ar kažkur užsakinėti. Tai yra artimiausias cukrui, tai yra cukrų gimininga molekulinė struktūra ir skonis galbūt panašus, gal vos lengvo kartumo turi, bet jinai karamelizuojasi, galima gaminti kažkokius tai kepinius, aišku, reikia žiūrėti, iš ko kepi, tai reiškia jau nebe miltai, tai galbūt jau kokie nors ten kokosų miltai su kiaušiniais ar kažkas tokio. Kepat biškį kitaip iš tikrųjų negu iš paprastų miltų. Tai va, kai mes valgom ryte, reiškia, mes valgom virtus kiaušinius dažniausiai. Virtas kiaušinis gali pasidėti kaip mišrainę tokią, virtas kiaušinis supjaustyti su kokia dešrytė, su majonezu, tiesiog. Jeigu jums reikia kažkokio tai batono, kol viską tai užsidėję, tai nėra to batono, paėmė salotų lapą, ant to saloto lapo arba jį susisukė tą mišrainę. Valgom varškę, varškėje pusryčiams, puikus proteino šaltinis, šaukštelis grietinės, kažkiek tai tos varškės gramų, pasibrastai saldiklių, pasibrastai kakavą be cukraus arba galima trintų uogų. Uogos iš tikrųjų iš visos keto dietos, mes nevalgom vaisių, nevalgom arbūzų. Arbūzai labai blogai, bananai labai, cukrus ir cukrus. Bet uogos iš tikrųjų jose daug vitaminų ir to cukrus nėra tiek daug ir tu jų nesuvalgai tiek daug. Tai mes kartais susitrinam uogų, įsibarstam kokio saldiklio arba tiesiog sutrintam uogom varškę. Dažniausiai mūsų toks maistas. Galima išsivirti dešrelę, pasipjaustyti daržovių. Daržovės puikiai eina, visos daržovės pirmin. Agurkai, pomidorai, salotos,
avokadai labai gerai riebus ir iš jo gauni daug energijos. Pietums verdam mėsą, troškinam, kepam, valgom su daržovėm, jokių kruopų, taip pat kaip bulvės, taip pat ir kruopos. Kruopos tai taip patys grūdai taip patys miltai, tai tas pats daug angliavandenių ir daug krakmolo. Tai reiškia viskas, kas valgot, viskas jums ant pilvo riebaliukais, kaip sakant, jeigu jūs neišnaudojate tos energijos. Ir mes visą taip, visus tos metus taip ir gyvename. Mes kepam šašlus, mes kepam steikus, mes dešreles, mes patys nusipirkom mėsos malimo mašinėlę ir jo, netgi patys darėmės faršą, kad būtų kuo sveikesnis. Nes egzistuoja, ta keto dieta egzistuoja, yra kaip dirty keto, tas purvinas keto, kai tu valgai tiesiog beleką, bet tiesiog, kad tai būtų mėsa ir daržovės ir nebūtų angliavandenių. Tai vyji visokias dešras iš parduotuvės ir tai veikia iš tikrųjų. Pradžiai tu susitvarkai savo to riebalų perteklių ir mažesnis svoris, mažiau skausmų. Aš galiu pasakyti iš mano paties reakcijos organizmo. Pradėjau miegoti žymiai geriau. Galbūt vienas energijos, galbūt pojūtis mažiau to. Nėra to apsnūdimo, nebebūna tokio, kad pavalgai ir nori miegoti. Prie keto dietos nėra to krešo, kaip vadinama, kad angliavandenis per valandą susivirškino ir atsirado duobė. Kadangi insulinas užpompuotas, jis dar sudaro ten tokią bangą, kuri traukia žemyn. Jo, ten galima pasinerti per daug pokalbius apie tai. Bet nėra to mieguistumo dienos metu tikrai. Ateina vakaras, 11-12 val. Aš tiesiog griūnu ir miegu. Tai va, tai iš tokių pliusų. Todėl aš galvoju, ką čia dar reiktų paminėti apie tą keto dietą. Iš principo, taip pat įdomu, kad darant kraujo tyrimus, pas ką yra blogas cukrus, per daug cukraus ryte. Šitą dietą jūs tai susireguliuosite, bet ne per mėnesį. Iš tikrųjų, tie visi pokyčiai cukrui, kitiems dalykams, iš principo reikia pasilaikyti tos dietos bent 3 mėnesius, kad pajustumėte poveikį organizmui. Geriausia 6 kaip minimum, po to galite nesilaikyti, po to kitais metais vėl šokti ir tai banguojančiai laikytis. Arba tiesiog pasireguliuokite vėliau, kaip aš dabar įtraukiau atgal angliavandenius, bet labai mažai ir labai atsargiai. Ir man nelabai jų norisi, bet aš eksperimentuoju, noriu pažiūrėti, kokie bus pas mane kraujo rodikliai ir kokie bus sveikatos duomenys. Laikantis keto dietos, valgant daug mėsos, vienas dalykas, kas atsitinka, iš karto pakyla cholesterolis. Ir jeigu jūs laikotės tos dietos, jūs kokius 3 mėnesius pasideda, kaip buvo man, pasidaro tyrimus, ir gydytojas stovi galvos užsiėmusi, tai pas cholesterolis ten baisus, reikia siųsti tyrimams. Nusiuntė tyrimams pas kardiologą, pas mane ten ištyrė kraujagyslės, parado ant kažkokių ten arterijų kažkokias plokštelės, yra apnašos, o viskas, tau reikia, cholesterolis didelis, labai blogai, tau reikia vartoti statinus, va dabar pradėti. Ir nereikia man vartoti statinų. Dėl to, kad plokštelės ir visi tie dalykai, pokyčiai kraujagyslėse, jie yra metų ar ne mėnesių, ne dienų. Tai yra metų ar dešimtmečių poveikis. Kažkada aš rūkiau, kažkada buvau durnas ir vartojau alkoholį ar kažką dariau. Ir tas uždegiminiai procesai, kurie pažeidžia kraujagyslės, arterijas, jie daro savo. Ir po to atsiranda tos kraujagyslių tie surandėjimai, kažkokie tai cholesterolis siunčiamas kaip kažkokie gaisrininkai. Yra labai geras palyginimas su to cholesteroliu, labai internete girdėjau, kad jūs einat per miestą ir jūs matot gaisrininkus, ar ne? Daug gaisrininkų. Ir po to žiūrit, tenai gaisras, kažkas sudegė ir žuvo.
aha, okei, gaisrininkai lygu kažkas žūsta, reiškia blogai. Einat kitur, matot važiuojant gaisrinę, aha, gaisrinė, reiškia lygu blogai, reiškia kažkas žus. Ir tada jūs sugalvojate, jūs kaip vadovas valdžios kažkoks sugalvojate, reikia uždrausti gaisrininkus. Arba reikia gaisrininkus riboti. Nes, reikia tvarkyti uždegiminius procesus organizme. Cholesterolis organizmas reguliuojasi pats. Organizmas yra labai protingas. Antri smegenys, ten žarnynas, kraujagyslės, tai yra antri ir treti smegenys žmogaus, ta visa nervų sistema, kuri pati reguliuoja, mes net nežinom, ką jis daro. Jis daro tai, ką reikia. Ir jeigu yra cholesterolis, reiškia, jisai yra dėl tam tikrų priežasčių. Ir jeigu jis yra, nereikia jį naikinti, nes jis akivaizdžiai daromas tam, kūriamas, gaminamas tam, kad kažką veiktų. Gal jis daro kažkokius gydomuosius procesus, kažką lopo daro, bet kodėl? Reikia žiūrėti, ką mes darom ne taip. Jeigu mes valgom daug parduotuvinio maisto, pusabrikačių, prikimštų visokių ir jeigu jūs rūkote, jeigu jūs vartojate alkoholį, jeigu jūs neišsimiegate pakankamai, jeigu jūs pakankamai stresuojate, nemokate kažkaip išmedituoti, išbalansuoti, neturite dvasinio kažkokio balanso, neturite filosofijos ar pasaulėžiūros ir negalite atsakyti klausimą, kodėl aš gyvenu, koks mano tikslas, kokia prasmė, tai tas stresas yra disbalansas. Ir kažkur jisai finišuoja po to uždegiminiais procesais organizme. Tai reikia vaikščioti į simfoninius koncertus, reikia mylėti savo artimą žmogų, reikia ieškoti taikos ir ramybės, taip pat reikia valgyti sveikesnį maistą. Reikia galbūt gamintis pačiam namuose dažniau, netgi galbūt tai nelabai įvairus maistas, bet jūs žinosite, ką jūs įdėjote. Kai mes dabar bandom gaminti faršą patys, mes nusipirkam mėsą, kokia mums patinka, mes į ją įdedam kiek norim riebalo, mes nededam jokių konservantų, pasidarom faršą, mes darėm netgi dešras patys, buvo įdomu, bet pavyko, visai neblogai. Tai va, tai iš tikrųjų, ką aš norėjau pasakyti? Aš norėjau iš tikrųjų pasakyti, kaip aš numečiau pas 16 kg ir dabar kai kurie draugai ir pažįstami žiūri mane, sako, Mindaugai, tu daugiau gal nemesk, gal jau tau pakaks, bet aš nebegaliu mest. Mano organizmas suprato jau 4 mėnesiai gal, 76. Ar aš vyju šašlykus, ar aš neprisivalgau, ar kažko tai, maždaug svoris toksai pat. Organizmas surado savo tą. Jis labai puikiai jaučia. Aš dabar prieš veidą nesustoju, ar galiu įtraukti pilvą. Kaip pas mane šonkauliai išsikišę žmonės. Kada aš mačiau tą vaizdą? Aišku, kaba oda dabar šonuose, kur buvo įsitempusi nuo storo pilvo. Dabar ten kaba oda. Aš ją galiu sugriebti, patampyti, jinai tokia elastiška. Ir oda, aišku, nesusimažės ir čia reikia laiko, jeigu jinai biški kaba. Bet yra ta autofagija, ta ląstelinė, vis tiek organizmas po truputį, galbūt reikia pabadauti, reikia papasninkauti. Šiaip pasninkas veikia, tai organizmas po to susireguliuos pats save. Tai va, norėjau papasakoti, kas ta ketogeninė dieta. Tai iš tikrųjų žmonėms su sveikatos trūkumais galbūt, sakyčiau, nereikia sakyti, nuėjus pas gydytoją, aš noriu laikytis ketogeninės dietos. Tai sakysiu, čia nesąmonė kažkokia, nes Lietuvoje nėra jinai apšviesta normaliai. Visi čia tokie sveikoliai ir YouTube visi žino geriau ir žino, kaip pasakyti, kodėl tai blogai. Bet galite pasakyti savo gydytojui, aš ruošiuosi sumažinti angliavandenių, pakeisti dietą ir pradėti daugiau valgyti daržovės, mėsą ir taip toliau. Galima tik daržovės, jeigu norite. Jeigu jūs vegetarai, prašom daržovės, riešutai. Bet turi būti riebalo, pakankamai riebalo, nes iš riebalų gaunama energija. Jeigu jūs bandysite laikytis keto dietos ir jūs tiesiog nevalgysit angliavandenio, bet valgysit liesą vištieną su daržovėm, labai daug mesit svorio ir labai bus daug nuovargio, nes po to pamatysit, kad norisi kokį riebaliuką, norisi kokį lašiako, netgi lašinį atsipjaunė, niekada nevalgydavau lašinių be duonos. Iki dabar. Dabar lašinys eina bet kada ir labai organizmas dėkoja už tai. Iš tikrųjų, jam patinka. Tai va, galit pasakyti gydytojui, kad ruošiuosi
ką man reikia stebėti, ką man daryti. Būna žmonėms, pavyzdžiui, sutraukia koją. Yra tas mineralų, pasidaro šiek tiek disbalansas. Žmonės, ko reikia nevengti, pradedant laikytis keto dietos, tai reiškia nebijoti druskos, nes jos reikia daugiau. Tai galite pasimti vandens, mažą žiupsnelį druskos ir tiesiog gerti gurkšnoti tokį vandenį. Būna tų visokių mineralų rinkiniai vaistinėse. Galima tiesiog daryti tos gėrimus, kaip tie sportiniai būna gėrimai, bet tose sportiniuose gėrimuose, kuriuos jeigu perkate iš parduotuvės, tai juose būna prikišta labai daug cukraus. Tai jeigu jūs norite tiesiog kažką sveikesnio, tai galite patys susimiksuoti. Būna mineralų kažkokių lašai tiesiog. Man buvo irgi, man pradžioje traukė koją. Tai reiškia, galima kažkokį magnį vartoti kurį laiką. Bet po to organizmas irgi susireguliavo, išmoko. Tai jeigu turi sveikatos problemų, galite pasakyti gydytojui, bet kurie žino, sakys, cholesterolis pakils. Cholesterolis per keto dietos pakyla, gali pakilti labai smarkiai pradžioje, bet jisai nedaro poveikio jokiam kraujagyslių užsikimšimui, nebent jis laikysis tiek 5 ar 10 metų. Kaip sakiau, kraujagyslių tie visi pokyčiai, apnašos ant jų ir visa kita, jie vyksta per metus, 20 mečius. Tai kažkoks laikinas cholesterolio pakitimas, iš tikrųjų, jis nėra rodiklis, nes jūs matote, kai darote kraujo tyrimus, matote, kad reguliuojasi, cholesterolis pakyla, bet kiti rodikliai, trigliceridai, kažkokie ten dar, kiti rodikliai labai gražiai susireguliuoja, kurie sako apie tai, kad jūsų organizmas dabar yra žymiai geresniai sveikatos būsenoje. Todėl tą cholesterolio labai nebijokit. Ir aš labai esu matęs daug sportininkų, daug liesų žmonių, pas jos yra problemos su cholesteroliu, bet tai yra kabutėse problemos, dėl to, kad, sakau, kaip medicina, mato gaisrininką ir sako, kad gaisrininkai reiškia kažkas mirus, gaisrininkai yra blogai. Tai iš tikrųjų nebūtinai taip yra. Kartais taip, galbūt gaisrininkas gali ir suvažinėti kokį nors žmogų netyčia skubėdamas. Tai va, tai ar aš rekomenduoju, nuo sausio 1 pirmin 3 mėnesiai ir jūs pasiruošę bikinio sezonui. Sakyčiau, bet iš principo, jeigu jūs nenorite kraštutinumų, atsisakykite cukraus. Atsisakykite visų šitų jūsų mėgstamų spurgų iš Lidlo. Kaip man jas patiko. Jogurtėlių iš vakaro ir taip toliau. Tiesiog pasižiūrėkite, koks tas indeksas kiekvieno maisto produkto, kaip jis veikia, kiekvieno cukraus. Pamažinus angliavandenius, išėmus cukrų, sumažinkit perpus. Pavyzdžiui, padarykit tokią taisyklę, pavyzdžiui, vakarieniai, jokių angliavandenių. Visai. Tik vakarieniai. Arba tik pietums. Tai kas lieka? Visi lieka labai skanus maistas. Lieka, sakau, mėsa, daržovės, riešutai, uogos. Pilnas internetas patarimų, puikių receptų. Ir aš manau, būsit sveikesni ir galit manęs paklausti, jeigu turit klausimų. Aš iš tikrųjų ypatingai daug kažko nežinau, kiek paskaičiau pats dėl savęs, nes norėjau pasitvarkyti biškį savo sveikatą. Mano skrandis, pavyzdžiui, mano gastritas ir visa kita mano žymiai geriau jaučiasi. Atrodo, man skaudėdavo, pas mane būdavo rūgštingumas, aš vartojau omeprazolį 20 metų. Aš nebevartoju omeprazolio. Aš dabar pakeičiau silpnesniais vaistais, kurie veikia tik pusę dienos. Ir kai kada aš pamirštu juos išgers, nes tiesiog nėra to poreikio. Nors valgau, sakau, galiu valgyti šašlykus, kepus ant laužo sode ar kažką, ir tai neveikia manęs taip, kaip anksčiau paveikdavo skrandžiai suvalgymas, kažko ribaus plus saldaus, desertas ir taip toliau. Tai iš tikrųjų naudinga. Tai va. Tai sorry 35 minutės kankinimo, bet jeigu jūs klausėte iki galo, reiškia tikrai yra kažkoks rūpestis ir norit kažką sužinoti. Ir dabar prašom, pilnas internetas informacijos ir sėkmės. Atrodo, kad nepasakiau iš tikrųjų, kodėl žmogus meta svorį.
prie ketogeninės dietos. Tai iš principo tai viso todėl, kad kai nustoji valgyti angliavandenius, tai nebetampa to energijos šaltinio organizmui. Ir organizmas patenka tokią būseną, kuri vadinasi ketozė. Ir jis pradeda imti tas maistingas medžiagas per riebalus, per vadinamus ketonus. Tai yra kita molekulinė struktūra, kombinacija tiksliau. Ir tai taip pat yra tie riebalai, kurie pas jūs ant pilvuko. Tai jeigu jūs nesimaitinate taip dažnai, kaip iki šiol, tarkim, žmogus valgo pusryčius, po to snekina, po to sausanukas, po to valgo pietus, po to ledai, po to valgo vakarienę, tada valgo bulkutę, tada valgo spurgytę ar kažką, ar užkanda, išgeria arbatėlės, ar prie arbatėlės sausanukas. Ir žmogus nuolat valgo ir nuolat jis išskiria insulinas taip pat. Ir kadangi pas jį yra perteklius, tas insulinas dar pampuoja viską į tos pavadinius riebalus ir aplink organus. Kai pas jūs esate ketozėje, insulino lygis iš tikrųjų yra mažesnis visą laiką. Jis egzistuoja dar ir organizmas vis dar pats gaminsis angliavandenis kažkiek. Bet jūs taip pat, jeigu jūs darysite tarpus, jeigu jūs nesnekinsit kažkokių, neužkandžiausit. Ir jūs neužkandžiausit dėl to, kad ką galima valgyti, kai negalima valgyti miltinių. Kur tie užkandžiai, arba jogurtėlių, arba kažkokių tai tokių. Tai galbūt dešros galėsi pjauti kažko tokio sugraužt, bet iš tikrųjų to užkandžiavimo aš pastebėjau, kad yra mažiau. Aišku, mes vakare mėgstam išgerti arbatą tarkim, su varškės sūriu. Bet tai yra proteinas, jis nėra nėra ypatingai riebus ir ypatingai kažkas ten tokio baisaus, tas sūrio užkandžiavimas. Bet nedaro jokio poveikio. Tai yra toks minusas, yra tas dietinis metabolinis minusas. Ir dėl to prie ketogeninės dietos jūsų organizmas reguliuojasi ir jis ima to riebaliuko nuo aplink juosmenį ir iš kitur ir jūs metat svorį. Ir dar jeigu pas jūs yra suriebėję organai, pavyzdžiui, ta vadinama kokia ten ta lipidozė, hiperlipidemija, hiperlipidozė, aš neprisimenu tiksliai. Pas mane iš tikrųjų, aš tikrai girdėjau, kalbant apie mane, iš gydytojų 2 diagnozės. Vienas buvo kepenų suriebėjimas ir po to prieš 2 metus aš jau girdėjau kasos suriebėjimas ir tai yra blogai, ojoj. Blogai. Ir jeigu jūs esat girdėję panašią diagnozę, tai tada jums irgi ojoj. Šiemet aš apie birželį dariausi jau pakartotiną echoskopiją, kad išsitirti ir pasitikrinti, kas pasidarė. Tai gydytojas žiūrėjo į mane per tą savo echoskopą ir jo išvada buvo tokia, kad gal jeigu ten kažkas pas tave ir buvo, tai ir nelabai ir yra. Iš tikrųjų nieko aš nematau. Kažką jisai mato dėl to, kad, pavyzdžiui, jeigu būna kasos suriebėjimas ir po to jisai išnyksta, lieka tam tikri surandėjimai kažkokie, tai tas echogeniškumas ar kažkas, jie ten gali matyti. Jis sako, kažkas ten gal ir kažkada buvo pas tave, o buvo tikrai ten blogai. Todėl dėl to organų suriebėjimo, tai iš tikrųjų numest svorį labai sveika. Jeigu pas jūs yra aplink juosmenį ypatingai, jeigu ten kaba celiulitas kažkur ant kojyčių, iš tikrųjų tai nekenkia ir nėra blogai, bet blogai yra suriebėję organai. Ir tai pažeidžia jų struktūrą. Gal pas kai kurios žmonės suriebėję smegenis, nežinau, pagal tai kaip žmonės mąsto kartais, bet kokiu atveju ketogeninė dieta labai gerai veikia ir mąstymą, ir kaip aš jaučiuosi, koks aš esu žvalesnis, kaip aš turiu energijos, aš tikrai jaučiu didelį skirtumą. Taigi, dar kartą, dabar aš jau viską iššnekėjau, gal praleidau, kažką gal supainiojau. Atleiskit, jūs turbūt žinot, kur pasiieškoti informacijos, ko pasigūglinti. Raktiniai žodžiai yra ketogeninė dieta, keto, patiekalai. Mes vakar kepėm varškės apkepą be cukraus,
be mano kruopų. Dėjom kitus pakaitalus, gysločių labelio kažkokios tenai maltų ir dar kažkokių dalykų. Gavosi labai skanu, iš tikrųjų viską galima pakeisti, jeigu labai nori, jeigu liūdi be tų įprastų patiekalų, bet iš tikrųjų kai kurių patiekalų galima išsibraukti ir nebūtinai jie labai buvo reikalingi mums. Taigi kol kas tada tiek. Ačiū, kad buvot kantrus, nežinau kaip galima klausyti tokio plepalo ilgai, bet šaunuoliai. Liuks, ačiū. Nelaikinkit ir nesubscribinkit, nes čia tiesiog video draugams, kurie norėjo sužinoti. Ate.